Plungės kunigaikščio Oginskių dvaras – tai vienas iš ryškiausių ir geriausiai išsilaikiusių XIX amžiaus antros pusės dvarų Lietuvoje. Dvaro sodyboje anuomet buvo 16 pastatų. Autentiškų pastatų dėja šiandienai neišliko ne vieno. Dalinai autentiški 9. Visi kiti sunaikinti. Tarp tų 9 1846 metais statyta oranžerija, vadinamoji laikrodinė. Šiandien po daugelio metų prikeliama naujam gyvenimui. Spalio 12 dieną oranžerijoje įvyko iškilminga naujos Plungės bibliotekos atidarymo šventė. Apie naujos bibliotekos reikšmę Plungės ir visos Lietuvos kultūrai kalbėjo Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Violeta Skėrienė. Idėja turbūt kilo ir sklandė ore nuo 2002 metų, kada buvo patvirtinta vyriausybės bibliotekų modernizavimo programa ir kada buvo Plungėje ieškota vietos, kur statyti biblioteką. Pirmoji mintis buvo pastatyti priestatą prie dabartinio bibliotekos pastato Laisvės alėja 19. Po to buvo kalbėti statyti pastatą, naująjį pastatą miegamajame vadiname rajone, sakysim, Končiaus gatvėje. Ir vis tik tais po to pradėjom galvoti apie kultūros paveldo objektą, daug metų stovintį ir prikelti jį gyvenimui. Taigi šitą idėją pasigavo kultūrininkai, dalinomės su ją su žymiais žmonėmis, rašytojais, mokslininkais, prašėme jų palaikymo ir mes iš tikrųjų surinkome daugybę žmonių parašų, kurie sakė taip, tik tais laikrodinėje reikia įkurti biblioteką ir šitą pastatą prikelti gyvenimui. Taigi, manyčiau, kad vis tik tai buvo kultūros žmonių iniciatyva ir aš labai džiaugiuosi, kad ją vis tik palaikė rajono vadovai, mūsų politikai. Tai nebuvo paprastas kelias, bet žingsnis po žingsnio, kaip matote, šiandien mes kviečiame skaitytojus ir miesto svečius į bibliotekos atidarymą. Violeta Skėrienė taip pat pristatė bibliotekoje veiksiančius skyrius bei pasakė, kam bus skirta ši biblioteka. Kadangi šita biblioteka bus skirta suaugusiems, tai bus abonementas be abejo su knygomis, žurnalų ir laikraščių, periodikos vadinama skaitykla, informacijos ir mokymo centras, be abejonės kraštotyros skaitykla, kur mūsų skaitytojai galės susipažinti su visa informacija, kuri susijusi su Plunge. Mes savo skaitytojams ir miesto svečiams parodysim nepaprastai gražią laikrodinės 3 aukšto salę, kur planuojame organizuoti parodas ir būtent ten patalpiname visą meno literatūrą. Apie bibliotekos naudą ir apie tai, ką jam reiškia knyga, pasakojo ilgametis Plungės viešosios bibliotekos bičiulis, fotografas ir tiesiog aistringas skaitytojas Alfonsas Beresnevičius. Be knygos, be bibliotekos aš nepadaryčiau tų darbų, kuriuo aš darau dabar. Nebūtų išleistos 2 knygos rezistencinė tema ir knyga tai yra pagrindas. O kokios knygos jūs labiausiai domina? Rezistencinė tema ir istorinės, prieškario ir pokario metai, jų įvykiai Lietuvoje. Kaip manote, rasite čia visų norimų knygų? Aš nemanau, kad reikia čia dar spėlioti, aš esu įsitikinęs ir pagarba bibliotekos darbuotojams, kurie esamom šiuo nelengvu laikotarpiu Lietuvai sukaupia visas galimas knygas ir aš jomis naudojusi senai. Į oranžerijoje įsteigtos bibliotekos atidarymo šventę atvyko daug garbių svečių, kurių profesija vienaip ar kitaip susijusi su knygomis, bibliotekomis. Ne tik iš gimtosios Plungės, bet ir iš kitų Lietuvos miestų. Pakalbinome Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkę Birštono viešosios bibliotekos direktorę Aliną Jaskūnienę, kuri pasidalijo įspūdžiais apie oranžerijos pritaikymą bibliotekos reikmėms ir pasidžiaugė naujos Plungės bibliotekos vaidmenį kultūrai. Labai daug girdėjau iš direktorės Violetos apie šį projektą, apie šios bibliotekos kūrimą, apie šio projekto rūpesčius ir apie šios bibliotekos gimimą. Ir man buvo labai įdomu pažiūrėti, kaip tai atrodys, kokia bus ši biblioteka. Ir galiu pasakyti, kad pranoko visus lūkesčius, iš tiesų sužavėjo tiek pastatas, išorė, tiek aplinka ir tiek vidus. Ir plungiškiai iš tiesų turės nepakartojamą biblioteką, labai savitą, labai originalią. Ir aš manau, kad tai bus viena iš gražiausių ir originaliausių bibliotekų Lietuvoje. Nacionalinės bibliotekos direktorius Renaldas Gudauskas kalbėjo, kad tokių projektų, kuriais teigiamos bibliotekos ir gaivinama kultūra, reikia ir daugiau.
Jis taip pat pasidalijo mintimis, ką reikia daryti, kad būtų išsaugotos senos ir steigiamos naujos bibliotekos. Kaip manote, ar Lietuvoje reikia daugiau tokių projektų? Be abejonės, nes biblioteka tai kultūrinė tokia dvasinė vieta, kur labai svarbus procesai vyksta. Ką reikia daryti, kad būtų išsaugotos bibliotekos ir būtų kuriamos naujos? Čia daug ką reikia padaryti, bet visų pirma tai yra tokia jungtinė pastanga mokyklų, bibliotekų, visos Lietuvos žmonių tokia dvasinė pastanga. Plungės Mykolo Oginskio dvaro ansamblio laikrodinės oranžerijos atstatymo bei pritaikymo bibliotekos reikmėms darbai buvo pradėti 2011 metų pavasarį. Renovacija buvo vykdoma iš valstybės investicijų programų skirtų lėšų. Išsamiau apie projektą, jo vykdymą ir projekto biudžetą pasakojo Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorė Asta Beirlė Eigirdienė. Šis projektas yra 4 milijonų dydžio. Prasidėjo 2010 metais ir baigėsi šiemet, galima sakyti. Nuo 10 iki 12 metų įsisavinome 4 milijonus, o turėjo praktiškai pabaiga būti 2013 metų vasarą. Taip kad labai džiaugiamės mūsų rangovais, tai yra Pamario restauratorius ir Plungės Jonis, jie labai geranoriškai darbus labai skubiai ir kokybiškai atliko. Kas finansavo projektą? Tai yra valstybės investicijų programa. Valstybės lėšos ir, aišku, savivaldybės prisidėjimas. Labai džiaugiamės, kad kultūros ministerija mus taip pat išgirdo ir šiemet skiria papildomą beveik 500 milijonų litų sumą ir šiandien mes džiaugiamės, kaip čia iš ankstinių bibliotekos laikrodinės atidarymo. Plungės rajono savivaldybės merui Alvinui Klimui iškilmingai perkirpus juostelę, oranžerija, laikrodinė ir joje įsteigtos bibliotekos patalpas pašventinus Plungės parapijos klebonui dekanui Juliui Maškauskui, visi renginio svečiai buvo pakviesti apžiūrėti ir įvertinti naujos bibliotekos.